Pažiūrėk, vienas batas didesnis, kitas mažesnis. Lietuvos futbolininkas Romario Arvydas Sabonis. Jam žygiai šitą akimirką. Neįkas. Vyrai, nieko. Jūsų lauksite Arvydo metų ir jūs būsite tokie turtingi. Tai kągi, istorinis momentas. Ginčiame Arvydas Sabonis ir atkovoja kamuolį. Absolventai yra žali, kaip būtų keista. Nepakartojimam Rolandui Kazlui originaliai komentuojant, 98 birželio 11-ąją Arvydo Sabonio krepšinio mokykloje Kaune įvyko graži šventė. Pirmosios laidos absolventų palydus į jų naująjį sportinį gyvenimą. Visiems smagu. Ir jaunuoliams, ir jų tėveliams, ir jų treneriams. Visiems gerai žinomiems specialistams Jurijui Fiodorovui ir Kazimierui Petkevičiui. Atsisveikinimo proga buvo surinktos absolventų ir dar liekančių mokykloje. Jiems vadovavo treneriai Juknevičius ir Žurkauskas rungtynės. Absolventų, kurių gretose aukščiausiai 2 metų. Sustabdysi ir neatsuksi atgal, prieš laiką likus visi, štai ir pirmoji laida. Vieną žodžiu, ačiū. Laimonas Tereika ir Lukas atranda vienas kitą. Laimonas Čičinis, Mindaugas Levickas, Mantas Rodzevičius, Andrius Grabauskas, Paulius Sotinas, Artūras Čižanauskas, Tomas Raudeliūnas, Giedrius Gustas, Tomas Plioplys, Donaldas Sakalauskas, Gediminas Cibas,
Donatas Tranas, Darius Ulskis, būsimųjų kovų, kaip sakant, titanai. Po 4 metų, 92 metais, jie pirmieji jau kaip komanda peržengė Sabonio krepšinio mokyklos slenkstį. Mėly mano vaikai, kreipiuosi jūs, nežinau, kad jūs vadina saboniukais. Sveikinu baigus mokyklą ir užaugus iš mokinių į vyrus. Gaudami mokyklos baigimo diplomus išeinate į savarankišką gyvenimą. Niekas nebeves už rankutės ir netupinėskite apie mažus. Turite mokėti būti kieti, diplomatiškai gudrus ir savo pasiekti. Jūs pasirinkote sportinį kelią, reiškia sunku fizinį krūvį, ne visada teisingą vertinimą ir daug žadančią karjerą. Tik ji nebus lengvas laiptelis, o sunki garbė. Neišmeskite iš širdies meilės krepšiniui ir aišku mūsų mokyklai. Didžiuokitės, kad esate Lietuvos krepšinio šalies vaikai, o darbas, užsispyrimas ir pasitikėjimas padės pasiekti tikslą. Šioje mokykloje jūs būsite visada savi, laukiami, mylimi ir suprantami. Svarbiausia, nepamirškite savo trenerių, kurie nudirbo didelį darbą, išmokė jūs krepšinio abėcėlės. Taigi linkiu gerų kontraktų, sveikatos, pasisekimo moksluose ir asmeninėme gyvenime. Ir ant stalo apkabinta jūsų tortas, pirmosios laidos istorinis tortas. Ir visa komanda teikite ir užpūskite tą vieną žvakutę. Bet tai, taip sakant, nenupūskit torto, vyrai, bet draugiškai. Draugiškai. Taip, 10 vilkų vieną žvakutę pučia.